Kaip žinot, šitie metai ypatingi tokie buvo, kur turbūt miškas, nežinau per kiek metų sulaukė tiek dėmesio ir miškininkai, tiek buvo diskusijų apie viską, pradedant turbūt nuo urėdijų reformų, dabar jau baigiant, pereinant visą tą naudojimą ir dabar jau metų pabaigą apie saugomas teritorijas. Kas dabar svarbiausia turbūt? Visam pasaulyje, aišku, vyksta tos pačios diskusijos. Mes, kaip Lietuva, tikrai nesam kažkuo išskirtiniai. Tokie judėjimai prieš miško daug didesnį naudojimą ar daugiau saugoti, jie skamba visam pasaulyje. Kai tenka dalyvauti ir konferencijose, ir susitikimuose, pasikalbėti tiek, kaip sakau, nuo Amerikos iki Azijos, iki Afrikos, Australijos, visur beveik yra ta pati tos pačios problemos. Turbūt svarbiausios yra pagrindinės, galime skirti dvi. Tai yra, kad ateityje 20, 10, 20 metų, 30 metų medienos poreikis tik didės, žmonių skaičius didėja, žmonių gyvenimo kokybė, ypatingai tose šalyse, kurie buvo tokios skaitomos kaip dar besivystančios, kaip Indija, Kinija ir sekančios Indonezija, gyvenimo kokybė didėja ir jie nori geresnių produktų. Tai jiems jau irgi reikia ne paprastų kažkokių ten, sakysim, pigių daiktų, bet yra mediena turbūt irgi vienas iš tų. Tai jos poreikis išaugs žymiai. Iš kitos pusės aplinkosauga, saugojimas, ekologija, klimato kaita. Tie patys klausimai, kurie irgi svarbus visur. Jeigu Lietuva, galima sakyti, tvarkosi tikrai neblogai, tų saugomų teritorijų yra ir nėra pas mus tikrai jokios katastrofos dėl kažkokių tai, skaičiau, ar gyvūnų, ar augalų kažkokių, tai jau ten išnykimo ar dar kažką. Tačiau bendrais bruožais pasaulyje tai yra tikrai didelė problema. Ir jeigu sprendžiamas pasauliniu lygiu, tai yra vis didesnis dėmesys yra skiriamas saugot biologinę įvairovę, įsaugot tas nykstančias rūšis, dėl to ir mes turime spręsti. Jau dabar ir mokslas, jeigu žinote, kalbant apie suderinamumą, apie darną, yra kaip tokie 3 skrituliai, apskritimai, kurie suderinti yra socialiniai, ekonominiai ir ekologiniai veiksniai miško. Jie visi turi truputėlį susikirti ir kiekvienas maždaug yra vienodas. Tai jau šiuo metu yra bandoma ir braižoma tokie kaip 3 dideli rutuliai, skrituliai. Pats didžiausias tai yra ekologija, vidury į jį įsipaišo jau socialiniai kriterijai ir po to pats mažiausias beveik ekonominis. Jie visi turi sutapti, skirtumas aišku yra didis, bet mes pagrindinis tikslas turbūt ir bus įsaugant bioįvairovę, saugant miškus, turėti bet ir socialinę visos poreikius, kad būtų patenkintas, tiek ekonominius poreikius būtų patenkintas. Kaip ateityje viskas vystysis, sunku pasakyti. Čia turbūt didžiausia problema, kad labai dažnai į miškų problemas arba tos klausimus kelia ir sprendimus siūlo tokius keistokus tie žmonės, kurie mažai susijęs su miškais, kurie gyvena miestuose, galbūt perskaito truputėlį, turi savo labai stiprią nuomonę, kaip miškas turi vystytis. Nuvažiavę, jeigu vasarą pabūna paužkuria laužą, tai tampa vieni didžiausių žinovų. Bet kažkodėl jų nuomonė girdisi. Lygiai tas pats mes irgi kalbėjom nesiniai su Suomiais. Atrodo, Suomių irgi tauta su mišku dar labiau susiję negu mes. Lygiai tos pačios problemos. Tie žmonės, kurie turi naudą ir gyvena šalia miško ir kaip sakyt, domisi mišku turi, jiems tų problemų nekyla. Tačiau toj pačioj Suomijoje ir tokios pačios problemos, kai žmonės dėl saugomų teritorijų, dėl biologinės įvairovės labai dažnai kelia nenaudoja miško, stabdom kirtimus. Ar tai racionalus naudojimas, aišku, turbūt čia didesnių diskusijų nelabai galima įspręsti, aišku, kad tai nėra. Tikrai, kad
racionalus naudojimas pas mus yra ir viską galima suderinti. Turbūt mums svarbiausia patiems apsispręsti. Turbūt pradedant nuo pagrindinio klausimo, ar mes norim naudoti medieną, ar mes galim naudoti medieną. Kaip žinote, visa iki šiol pasaulinė 100 metų ekonomika vystėsi iš iškastinio kuro, iškastinių šaltinių. Bet jau patys matom, iki ko tai privedė ir turbūt visai neseniai skaitėte ir buvo parašyta, kad mes esam paskutinė karta, kuri dar gali kažką daryti. Tai vat, mums reikia apsispręsti, ar mes esam ta karta kažką saugom, naudojam, ar perinam nuo iškastinio kuro prie biologinio, prie bioekonomikos, prie atsinaujinančių resursų naudojimo, racionalaus, tai viską galima tikrai suderinti. Antras, aišku, Lietuvos galima vėlgi tą patį spręsti klausimą, galime mes pas save nekirsti miškų, saugoti, galima viską uždrausti, tačiau visi turbūt be medienos neapseisim. Tai tada turėsim pirkti iš užsienio. Ar skirtumas medis nukirstas Lietuvoje, ar nukirstas, sakysim, Baltarusijoje, Latvijoje, ar dar kažkur, koks skirtumas, aš tarp jų nelabai matau. Jeigu pas mus saugom, bet kertam kažkur kitur, tai irgi yra ta tikroji gamtosauga. Tai irgi turbūt mums reiktų apsispręsti ir turbūt po to jau dėl kirtimų būdų, dėl viso to naudojimo, tai čia yra tikrai platus diskusijos, yra įvairūs būdai, yra viskas. Tai atsakant į tuos 2 klausimus, po to prie 3 galime lengvai pereiti ir viską nuspręsti susitarus bendrai.